Teka Merkys. Merkyje plaukia žuvis. Ir žuvytės nežino, kas čia bus šiandien. Koks čia triukšmas bus. Bus grojama, dainuojama. Kol kas tik tai renkasi kompanija. Pakentėkit, aukšlytės. Laiveliai plaukia Merkių upę. 30 eurų. Pernai 25 buvo, šiemet sakė 30 eurų vienam. Štai baidarė. Nu tai... Plaukia baidarės, plaukia. Ir pabandyk tu čia žuvies pagauti. Bėgiaus, viskas yra vieton, vandoj vieton viskas ir šiandien jau prasidėjo vienas iš projektų, tai yra skambančios upės.
tikrai nuostabus folkloro kolektyvai dainavo Puočių kaime prie Merkio, o jūs dabar prie Merkio biškį aukštėliau. Taigi, bet projektas yra projektas, bet už nugaros stovi vienas šauniausių Varėnos rajono kolektyvų, tai yra Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis Žeirė, kuris švenčia savo 15 metų kūrybos jubiliejų ir jam 100 metų, be šitų metų visada vadovauna nuostabi vadovė Vaida Naruševičiūtė. Ir mes visada galvojam, kur pirmų sveikys po šitas atliktos programos. Nieko, gali pykt Seimo narys, gali pykt kultūros centro direktoriai, aš išėjau pirmas ir pirmas sveikysiu. Vaidula ir visai Žeiriai. Jūs viskų turit. Turit nuostabius tautinius kostiumus. Turit nuostabų repertuarų. Dainuojat nuostabiausiais balsais. Vyrai, jūs turit gražiausias moteris viso rajono. Ir žinoma, turit vienų iš nuostabiausių vadovių. 100 metų, be šitų metų. O dabar, kad merkys skambėtų ir kas praplaukia, sustotų pasiklausyt, jum dainuoja ir visų gražiausių programų rodo Žeirė su vadovė gerbiamo Vaida. O dabar jau veikia. Tai visų pirma, tai noriu paprašyti dar tų, kad eiti į būriuojas. Mes specialiai divonukų visokių, kur radom, tų atvežėm, paklojom, tai kviečiam čia tais atsisėsti. Kad kojos nepavarg. Programa gali būti krūga, gal nelabai. Kad ir gražios mergelės, ne
sunertėjo, kad man mielas sunertėjo, man širdelė sopėjo, vaili, vaili, vailina, man širdelė sopėjo, man širdelė sopėjo, kad jis kitų mylėjo, vaili, vaili, vailina, kad jis kitų mylėjo. Vienai maustė veidelius, antrai maustė žiedelius, vaili, vaili, vailina, antrai maustė žiedelius. O jau trečiai mergelai pilstė žalio vynelį, vaili, vaili, vailina, pilstė žalio vynelį. Nepilstykė vynelio, nelaistykė stalalio, vaili, vaili, vailina, nelaistykė stalalio, nelaistykė stalalio, panebūsiu aš tavo, vaili, vaili, vailina, panebūsiu aš tavo. Aš ir būsiu bernelio, slauno tėvo sūnelio, vaili, vaili, vailina, slauno tėvo sūnelio. Atims, ane? Nu, ačiū, Linute. Tikėkimės, kad jūs greitai sugrįšite. Čia viena iš tų dalyvių, kurie išėjo augyti vaikų, gimdys vaikų ir viskas, ir jie ateina, o dar vis augina, tai augykit, kad eikit man atsisėsti. Viskas, einam šokti į suktinuką. Kas moka, tai einam šokti. Suktinukas. Коробочка.
lauks ir sėdės ant kėdžių. Bet šiaip tai šaunesnio kolektyvo tikrai. Varėna turi daug folkloro ansamblių, visi kablelijos gražūs. Nu, jie patys gražiausiai, jei nebūt Marcinkonių. Taigi nepykit, jūs šaunuoliai šokot labai gražiai, bet turėjau tep šoks, kad jau šienauts šiemet nereikėtų. Ale labai... Kas tep? Nu, Vaida gyrė, sako, labai moteris mokinas Graits. Nu, ir dabar dar praeitų nedėlių baigės Marcinkonyse muzikantų kursai, mokymai. Tai žinot, ką Marcinkonyse mokyklų vadzina? Žalgų suslaikimu. Pačirimtinau, kas ant tiek, kad jau negalėjo darbuotojai net nervai neišpusyti. Taip, viskas yra smagus, šposinu, bet dabar, pakol kolektyvas neišplaukė tuoj skambiu merkiu, tai labai norim, kad, nu, dovanos pirmiau, o paskui vaišiais. Pas mus kviečiam Lietuvos Respublikos Seimo narį, gerbiamą Martyną Kateliną. Labą dieną, gerbiami susirinkusiai, gerbiamas ansamblį. Dar prieš tai, nemėgstu ilgai kalbėti, aišku, kai tokie kolektyvai koncertuoja, tai tikrai ne politikų kalbų visi susirinko paklausyti, bet Jonui norėčiau atsakyti, kalbėjo apie žolai, kad ištryp. Marcinkonyse žolai neauga, tai jūs tai trypkit, netrypkit, ir ant žolai auga. Palaukit, atvažiuosit, pažiūrėsim, man neteksit. Tai tada jau kitaip šnekėsiu, čia taip jau mokam. Tai man labai patinka jūsų kolektyvo vėliava, tas ir pavadinimas, kuris reiškia iš dzūkų kalbos išvertus į tą bendrąją žaryje. Tai žaryje atrodo, kad rusena, bet iš tiesų labai greitai gali pavirsti liepsną. Tai aš pat ir norėčiau palinkėti, kad ta liepsna degtų ir toliau puoselėtumėt tą mūsų lietuvišką kultūrą, dzūkišką kultūrą. Ir aišku, dar labai smagu ir pasidžiaugti, kad Seimo nariu 8 mėnesiai turbūt tik esu išrinktas, bet čia pirmas jubiliejus, su kuriuo sveikinu, tai yra 15 metų, kadangi pats šiemet atšvenčiau 30, kuris yra mažesnis negu mano paties, nes visada visi buvo vyresni, tai galiu tuo pasidžiaugti. Tai labai sveikinu su tokia gražia sukaktim, tikėkimės, kad tikrai dar bus ir ryškesnių, sulauksit ir 50 metų, tai norėčiau dar įteikti ir padėką, tai mano padėka kažkur, aišku, prapuolus, užšnekino kažkas patarėjus. Tai jeigu jau taip oficialiai reikėtų, tai padėka Varėnos kultūros centro folkloro ansambliui Žeire, vadoviai Vaidai Naruševičiūtei, už aktyvę prasmingą veiklą puoselėjant tautinės vertybės bei lietuvišką kultūrą. Tai ačiū Jums labai. Atimsiu dar šiek tiek visų eterio, kadangi jų čia labai daug, tai kiekvieną reikėtų pasveikinti ir asmeniškai, nes 15 metų, tai jau šis tas. Tai tiesiog pakviesiu kiekvieną iš jūsų atsiimti, pasistengsiu kuo greičiau, tai Lina Čenienę kviečiu. Lina Krakauskienė. Marytė Devižienė. Onutė Gultuvenienė. Ana Romanauskė. Jadvygaras Geraševičius. Staselė Milivienė. Valerija Tamulevičiūtė. Mažvydą Makaravičių. Mažvydą, tai čia. Visai. Vida Radživienė.
Danutė Taškevičių. Tiesa Fangonė. Aušra Šimukonienė. Elena Baronavičių. Irena Pluskė. Jurgita Jonienė. Laimutė Keršienė. Artūra Matonė. Na ir aišku, vadovė irgi negali be asmeninės padėkos, tai Vaidai Naruševičiūtei už. Gražaus visiems likusio renginio. Aš vastoju niekada. Džiaugiuosi, kad pasirašė Žeirė šitai avantiūrai ir susirinkom gamton, tai labai faina iš tikrųjų. Ir kad jūsų šiandien tiek daug, aš labai noriu pasidžiaugti šito kolektyvu, kuris nekelia jokių problemų. Aš 3 metus dirbu, tai va šitas kolektyvas tikrai neturėjau jokių problemų. Tai tikrai labai jums ačiū, labai tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Ir tikrai jūs nuostabus ir labai gražus ir labai dainingi. Ir kaip sakant, tik tai, kad jums Dievulis duos sveikatos ir tau, Vaida, taip pat. Ačiū labai. Ir noriu jūs pasveikinti su gražiu jubiliejum ir padėkoti, kad puoselėjate lietuvių liaudies kultūrą ir kad dainos skamba tiek Varėnoj, tiek Lietuvoj, tiek užsienį. Tai ačiū jums, labai sveikinu. Na, o kadangi jūs turite jau ir mero, ir Seimo nario padėkas kiekvienas, ar ne? Tai aš tiesiog noriu jums pasakyti, kad aš esu visada šalia, kai jums reikės, kai kažkas nutiks, norėsit kažko, tai visada esu šalia, visada esat laukiami ir stebimi. Tai Vaida, o Vaida turi jums dovanas nuo Varėnos kultūros centro, tai yra dėklas būgnui ir ten yra staigmena, tai pamatysit kiekvienam. tai ačiū jums ir pašauksim dar, taip Jonai šiandien. Tai mes sukūrėm dainą Žeiriai. Oi, Žeirė, 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 kad toj žarija. Oi, Žeirė, 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 kad toj žarija. Raptom užkūrė visus mažus jaunus ir senus. Raptom užkūrė visus mažus jaunus ir senus. Jei pas kavį aukso paukščiai kyla, kyla visi aukščiai. Jei pas kavį aukso paukščiai kyla, kyla visi aukščiai. Jei jie šoka ir dainuoja ir cimbolais ragat groja. Jei jie šoka ir dainuoja ir cimbolais ragat groja. Linkim kilt aukštai aukštai ir skambėt plačiai plačiai. Linkim kilt aukštai aukštai ir skambėt plačiai plačiai. Ir rapom užkūrė visus mažus jaunus ir senus. Rapom užkūrė visus mažus jaunus ir senus. Tai nuoširdžiausi sveikinimai mūsų draugams, nes jie mes jau pas mus buvo įdurozus. Tai buvo 5 ir 10 metų, o aš tai gal 1 rotų, tada negalėjau. Tai labai myliu mano kolegė, mesgi kartu studijavom su vidute. Ir kolektyvas Žirguskas padidėjo. Man skano Giedrukai, iš kur gauni vyrų. Nusakau, Lietuvai daugiau gyventojų, o atvažiuoju, kur 6 vyrai kaip ir pas mus. Džiaugiuosi, kažkokį turi matyti gerą metodą, kaip surinkti. Tai jums gėlės, gal dar Niolytė? Aš sakau, kad mes su Žeirė, tai kaip išeitų, jie kaip vyresnė mūsų sesuva, o mes mažesnis brolukas. Mums 5, jiems 10.
Mum 10, jiem 15, ir taip vejamės, mažu vienu ros prisvysim, nežinau. Jum tai gerai, visi čia su daug žmonių ansambliai atvažiavę. Man vienai čia teks padainuoti, bet labai čia gera pas jum. Ir tai iš tikrųjų šią gražią progą noriu truputėlį pasakyti kelius žodžius. Tai daug čia visi dar kalbės, tai noriu tiesiog pasidžiaugti kartu su visais jumis, šio puikiu ansamblio vadovė ir padėkoti, kad šviečiat savo dainom, šviečiat savo veidais, akimis ir savam krašte tiek daug gražių darbų atlikote ir dar linkiu, kad jūsų tos dainos plauktų upėmis, ežerais, jūromis, kad sklistų tolyn ir šviestų visus mus. Kadangi čia ansamblių dauguma bus dzūkų, tai truputį ir kitokių kraštų dainų čia bus dabar padainuota iš mažosios Lietuvos. Ai, ai,
žodžiai pagros kartu. Mes abu pagrosim porą kūrinukų instrumentinių, lamzelėm. Tryse, bet mes tiesią grojam, pagrosim, bet tai galite įsivaizduoti savo galvose, kad trečias lamzdelininkas groja ant vienos natos. Pagal čiutytos šokio ritmą. Rašyti Valdonė Bereikienė ir Vaida Naruševičiūtė. Taip, nesumelavau nieko. Mes mėgstam jaust vieną kito, kaip dainuojam. Sakau, kad atsistosim politinį gedysų padainuoti. Tai čia bus duoklė šitai vietai, nes mes padainuosim Kucinėlį, tai yra užrašyta iš Onos Naujūnienės, tikrai įtraukon gyveno ir 10 metais su Žeiriu darėm programų ir išsimokinom keletą jos dainų. Ir mes kažkaip ir sugulbiavom, kažkaip išgirdom ir labai patiko, kad galima dainuoti trimis balsais.
margas skrynelas parvedoji, perėlas parvedoji, perėlė. Ak, nėra, nėra, tokios stainėlas kaip tik mano, brolių gėlė kaip tik mano, brolių gėlė. Kristi žirgeliai, tyrimo banaliai, atlasinės, kamarėlas atlasinės, kamarėlas. Ak, nėra, nėra, tokia darželė kaip tik mano, sesuo kaip tik mano, sesuo. Iš pakraštėlių žalias rudelas parvedoji, lėlylas parvedoji, eisiu, kur būsiu vis Lietuvas. Negrįšiu vis Lietuvas, Folkloro ansamblių, tai Marcinkonių kaimo buvęs etnografinis, dabar mandrai pervadzytas folkloro ansamblis, kuriam vadovauna net dzūkė Suvalkietė Rimutė Avižinienė. Ansamblis gieda jau virš 50 metų. Lauko ežerėlis, gali lauko ežerėlis, tinai čistas vandenėlis. Gali lauko ežerėlis, tinai čistas vandenėlis. Tai mergelė burnu prausė, tai mergelė burnu prausė, o bernelis žirgų girdė. Tai mergelė burnu prausė, o bernelis žirgų girdė. Vai mergelė, lelijėva, vai mergelė, lelijėva, vajaraisi tu už manį. Vai mergelė, lelijėva, vajaraisi tu už manį. Vai bernelė, dovilėlė, vai bernelė, dovilėlė, mažas mano pasodėlis. Vai bernelė, dovilėlė, mažas mano pasodėlis. Mažas mano pasodėlis, mažas mano pasodėlis, žalias rūtų vainikėlis. Mažas mano pasodėlis, žalias rūtų vainikėlis. Aš
pasaugaus pravuliosiu, aš pasaugu pravuliosiu, o mergelai šinavosiu. Aš pasaugu pravuliosiu, o mergelai šinavosiu. Suvalgiau vieną posmelį. Ale tai kur dar darysi? Aš kaip suvalkietė, tai visą laiką vieną posmelį suvalgau, kad tai būt man. O paskui jau visų kitų tai jau visiems. Vaidulą Aukselę, labai jau sveikinam. Suduoju 15 metų. Nu, 15 metų tai gerai. Pats durnumas. Jau mums paviš 50, tai jau žinai, va viski ir nevaikščiom. Ir šiandien pasidalino ansamblis į dvi dalis. Vieni Zekvijonį šai gėdos, o kiti pas Vaidų Balion. Tai tie, kur Balion, tai smagesni biski, o tie, kur Zekvijon, tai žinai. Tai va, Vaidulė, labai gerai, o te būtų irgi 40, tai žinai, labai daug. Tai va, turim tau dovanų, Jonas kvietkų turi, aš grybų pririnkau, o čia jau nesakysim kas. Mergelai vandenėliosiam atjojo bernelis, žirgelio girdėte atjojo bernelis, žirgelio girdėte. Apie mergelą baltą lelijėlą, alelėsi ilgai, man į bernužėlio alelėsi ilgai. Mani bernužė, kad neprisilgtų, o ne vandenėlio, kad aš išsiilgau. Davė bernužėlio, kad aš išsiilgau. Davė bernužė, vėjai pantelių iš mano kaselių, ėmė gražumėlį. Iš mano veidelių ėmė gražumėlį, iš mano veidelių. Vainės tiesa kalbį jauną mergužėlą, privėjau pantelių, iš gelsvų lynelių privėjau pantelių, iš gelsvų lynelių privėjau pantelių. Ėmiau gražumėlį, iš raudonų rožių ėmiau gražumėlį, iš raudonų rožių. Gerai, Angelė sako, liūdni popieriai, nu tai kaip žinoma. 3 pas Nevaščikų gėda, 3 Zakvijon, 4 pagraban, liko 6. Tai kur Visliauskas ar nežuviau. Taigi kviečiam dar vienus dzūkus, bet jau iš kitos pusės plento, tai nuo Alytaus krašto, tai Rumbonių kaimo folkloro ansamblis, kuriam vadovauna seniūnas Kęstutis Tumynas. Jie norėjau sakyti, kad gal vienas vyras, ne, yra vyrų daugiau. Prašom. Statyk, kad reisutūpį ant šito gražaus tokio krentuko, aš labai noriu pasidžiaugti, kad tas
užkratas nuo Nemunėlio prigijo ant Merkio kranto. Dieve, žinokit, 3 ros bandėm Žeirių Nemune užgesyti, nepavyko. Pernai atvažiavo jau su tai aukso paukšte, bandėm kiaušinį įspausti auksinį. Nu ir nelabai gavosi, bet va, tokį pulkelį kaip ir superėjom, tai ačiū labai Vaidula už draugystę. O vis tiek su amžium pomėsis trumpėja, tai kad nepamirštum, kad jums 15, tai ant lantos išdrožėm, o tai kiton pusėn pasiskaitysit kūmės sumlinkim. O čia grybų tai atvažiam, kad ir priklauso Varėnon, sako, Varėnon grybas tai yra baravykas. Tai mes surinkom baravykus, o pas mumi geriausias grybas tai lepeška. Va pats pavalgai, paskui per dušlio kūkas išeina perkošį ir gali svečius pavaišyti. Tai mes tokius labiau čekinam. Aš supratau, kad mum amžinai 15 bus. Tai va, tiek ir linkiu ir būkit drūci kaip šitas užuolo lanta. Upelis per lauką liuliavo mano mergužėlė, darželį dainavo mano mergužėlė, darželį dainavo. Aš valanus balselis taip tyliai skambėjo, jos meilų žodelį man išėjo, jos meilų žodelį man išėjo. Palydėk bernelį, zbėk žalios gėlelės, užkokuos gegutį, bus ramiau širdelė, užkokuos gegutį, bus ramiau širdelė. Per žalią gėlelę, per lygią langelą lydėjo bernelis jaunutę mergelę, lydėjo bernelis jaunutę mergelę. Kur mudu stovėjom, žemė drebėjo, kur mudu kalbėjom, lapeliai mirgėjo, kur mudu kalbėjom, lapeliai mirgėjo. Palydėk bernelį iki kiemo vartų, ištark man žodelį paskutinį kartą, ištark man žodelį paskutinį kartą, ištark man žodelį, noriu aš girdėti, ar sutiksi mane amžinai mylėti, ar sutiksi mane amžinai mylėti. Stop.
žvengia, žvengia, ko šokinėji, ar kad sulaukiai pavasarėlio, ar kad sulaukiai pavasarėlio, ar kad sulaukiai pavasarėlio, valion paleisiu popūdimėlį, valion paleisiu popūdimėlį, valion paleisiu popūdimėlį, o pats nueisiu pas mergužėlę, o pats nueisiu pas mergužėlę. Per lauką jau laukas dundėjo, girion įdijojau, girės skambėjo, girion įdijojau, girės skambėjo, girion įdijojau, girės skambėjo, visi paukšteliai čiulbėt pradėjo, visi paukšteliai čiulbėt pradėjo. Lydėk močiutę, lydėk dukrelę, uždėk vainiką žalių rūtelių, uždėk vainiką žalių rūtelių, uždėk vainiką žalių rūtelių ir kaspinėlį balto šilkelio, ir kaspinėlį balto šilkelio. Šitų dainų dainuokit jau visi, bet čia grinai jau nuo šito kampo daina. Žalias užuolėlė, kodėl nelabotas jaunas bernužėlė, kodėl nežinotas jaunas bernužėlė, kodėl nežinotas, kad užaugs lapelė, tai būsiu labotas, kad užaugs mergelė, tai būsiu žinotas, kad užaugs mergelė, tai būsiu žinotas. Vaje tėvolė, 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 širdelė, ženyk mane jaunu, nors šį rudenėlį, ženyk mane jaunu, nors šį rudenėlį. Ateina dienelė, nėr su kuo kalbėti, ateina naktelė, nėr su kuo gulėti, ateina naktelė, nėr su kuo gulėti. Vai sūnelį, sūnelį, raitelį, tu turi
Dar kartu visi. Dirva, duok mano sieloj dėl kitos dirvos. Dirva, 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 kap aš tavim pjoviau, pjoviau negolėjau. Dirva, 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 pjoviau negolėjau, vidus suraišiojau. Dirva, 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 vidus suraišiojau, gobelą sustačiau. Dirva, 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 gobelą sustačiau, vieno suskaičiavau. Dirva, dirva. Nepatoju, kurią pusę atsisukti, kur čia jūsų daugiau. Tai miela Žeira, mes susibūrę dainuojam sostiniai iš visos Lietuvos, bet draugus turim tik vienus, tik jūs, iš Varėnos. Mūsų ansamblio visos vadovės draugavo su Vaida, ir mes susidraugavom, ir su jumis visais susidraugavom. Nieks nežino, kad mes ir žiemą sustinkam, ir rudenį sustinkam, į vadą kaip kokią šventę irgi vieni kitus pradžiuginam. Galvojam, ką čia jum padovanoti. Ir nutarėm padovanoti jum gyvybės medį, kad jūs gyvuotumėt, žmonės mylėtumėt, ir niekad nepasentumėt. Ir kas čia yra geltons, tai aš žiūrėjau tautinės jūsų drabužius, beveik kiekvienam švieselą žyba, šviesa sklinda kitiem. Tai būkit sveiki ir džiaugitės. Kadangi Žeirios gimtadienis, tai norim padainuoti tų dainų, katrų iš jūs išmokom. Tai prašom sykiu dainuoti. Už girelės užalios, ant vėdelės ant lygios,
Malonė. Labai geras, sakė, jaunas kolektyvas, tad jaunieji 100 metų. Tai Trakų kultūros ir meno centro folkloro ansamblis Radasta. Ir vadovės Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė. Prašom.
kad ton rožė pražydo. Klausykit, ir kad toj rožė žydėt, dar čia ne viskas. Atskrido Lampisko paukštukas, va. Kad jis jums giedot, kad jis jums nešt laimį, kad jūs, kaip aš atsimenu, Rodasta atvažiavo Varėnon giedot, gavėnius tai gali buvo tukis. Ir ką mes visi negalėjom įsiskirt, visi verkiam. Tai pagalvok, ar taip gali būti tarp žmonių tokias, kaip pirmūros susitinkam. Tai yra tas ryšys, yra viskas, mes jūs mylim, visiems linkėjimai. Šiandien atvažiavo cimus vyrai, bet geri vyrai. Ir žinokit, dar ir pagėdosim. Vaizdu, tai šiaip užsienį. Šviesiai naktis mėnesiena gražu, jo tėvan ravoti gražu, jo tėvan ravoti. O žirgelį juodlėvelį taisė, kojas kelionėlė taisė, kojas kelionėlė. Taisė kojas kelionėlė, reiks tau bėgti prieš kelionėlę, reiks tau bėgti prieš kelionėlę. Reiks tau bėgti prieš kelionėlę, reiks tau nešti dovanėlę, reiks tau nešti dovanėlę. Reiks tau nešti dovanėlę žalio, roto vainikėlį žalio, roto vainikėlį. Žalio roto vainikėlį ir želgelio kaspinėlį, ir želgelio kaspinėlį. Ir šilkelio kaspinėlį gelas lelyjelas, gelas lelyjelas. Ir išėjo mergužėlė, ir priėmė vainikėlį, ir priėmė vainikėlį. Ir priėmė vainikėlį žalio, roto vainikėlį žalio, roto vainikėlį. Žalio roto vainikėlį ir želgelio kaspinėlį, ir želgelio kaspinėlį. Geriau sau žirgelį, kad ir mažų, upilę gražų, kad ir mažų, upilę gražų. Pasišėriau, pas balnojau, pas mergelę, raitas jojau pas mergelę, raitas jojau. Ir prijojau beržinėlį, beržinėlį, atžarėlį, beržinėlį, atžarėlį. Tai sesutės šilkos kalbėjo motulė, burno krausėjo motulė, burno kraus. Oi motola, oi širdelė, kad ruduosi, man dukrelį, kad ruduosi, man dukrelį. Duosiu dukro, aš geriausiu krausiu.
dvasia dokro, Vindolinių ir dagrelį, pirmočiai ir dagrelį, pirmočiai. Dvasia dokro, aš jauniausiai berneliui, mylimiausiai berneliui, mylimiausiai. Gerų pasakyti sniekų, vadovė eina rimtų veidų. Tai žinokit, tokia moteriškė, pakorysiu, pernai per subatėlės vakarėlį nulakė su mašino atgraino mišas, jesnan parlaikė dar spėjų koncertą. Taigi jums pristatau vienu nuostabiausių kolektyvų, Katris atvažiavęs iš Birštono. Tai yra folkloro ansamblis Raskila ir vadovė Roma Ruočkienė. Žinai, kaip ir Vaida Naruševičiūtė šitam ansambliui vadovauna muziejus ant 300 metų. Prašau. Kalbėsiu labai trumpai, kadangi visi jau nori, ne? Pirmiausia, kad baigtume greičiau pasirodymą ir prie to stalo norėtume. Tai Vaida. O dar pašoks? Na, pašoksi gerai, mes, žinokit, paruošim 3 folkų virtinę, kad galėtume čia patirti. 3 valandų? Gerokai. Ai, Vaida čia ateik. Man labai džiugu būti čia, labai džiugu, kaip sakė Jonas, mes vadovaunam, bet svarbiausia, kad mes draugaunam. Ir kad mus sieja cimbolai, toks įdomus instrumentas. Ir kad man patinka, kad aš pažįstu Žeirą. Pažįstu biskį arčiau negu visi kiti. Nes kartais ir repeticijos, na, teko pabūti. Tai va, tikrai labai smagų žmonės, dzukeliai, žinau, kad, nežinau, čia yra net dzukelių, bet jau dzukeliai tai patys geriausi ant šios vietos. Tai va, įduržė ir visam ansambliui gyvuokit ilgiausius metus. Žiūriu pro langelį, nieks taip gražiai nevažiuoja, kaip mano bernelis. Nieks taip gražiai nevažiuoja, kaip mano bernelis. Važys maliavota, žirgas kamanotas, išeik mergela priekšalė būsi mano miela. Išeik mergela priekšalė.
sąlygusi mano miela, sėdau prie šalalės, vainikas nupuolė. Išeik, išeik, motinėla, padot vainikėlį. Išeik, išeik, motinėla, padot vainikėlį. Motulė eidama, gailingai verdama, sugrįž, sugrįž dukrožėla, nors šį rudenėlį. Sugrįž, sugrįž dukrožėla, nors šį rudenėlį. Nor aš ir sugrįšiu, daugiau nematysi, aš pas savo motinėlą darbelių nedirbsiu. Aš pas savo motinėlą darbelių nedirbsiu. Krantėje pažydėjo, ploni upė tekėjo, plonąją ievą, plonąją žaliąją, trys paukšteliai čiulbėjo, plonąją ievą, plonąją žaliąją, trys paukšteliai čiulbėjo, trys paukšteliai čiulbėjo, trys berneliai kalbėjo, susikalbėjo, trys jauni berneliai, jo tik vieną mergelą. Susikalbėjo, trys jauni berneliai, jo tik vieną mergelą. Vienas sako, bus mano, antras sako, nežinau, o šis trečiasis tėvelio sūnelis sako, bus mano mieloji, o šis trečiasis tėvelio sūnelis sako, bus mano mieloji. Gaidelių kalbinau, po gaidelių sveikinau, lygiai sveika tu jauna mergela, pridok baltą ramikelą. Lygiai sveika tu jauna mergela, pridok baltą ramikelą. Oi, bernelė jaunasai, dobilai baltasai, kada sugrįši, kada aplankysi ir vardelio matysi. Kada sugrįši, kada aplankysi ir vardelio matysi. Oi, mergela jaunoji, lelijėla baltoji, kada sugrįšiu
kaip tik saulė pasislėpė. Visi žiūrimi operatorių. Arba apgyvendinkite savo, arba išneškite. Labai gera vieta. Gerai žiūrimi mus. Vienas, du žiūrim čia, va. Kiekit pinigus, tai sugrįžti. Nematai. Nuotraukas kada gausiu? Kada pervedimų padaryti. Brigita, eik nuotraukas. Brigita. Brigita, ateik. Eik nuotraukas. Ne. Gerai, ačiū.